Sveiki visi, mano vardas Karolina Šublinskytė ir šiandienos tema už ką ir prieš ką kovoja mano judėjimas. Kai kuriems mano žiūrovams susidarė įspūdis, kad šitas judėjimas Mėsa moterims kovoja prieš vyrus, prieš vyrų teisės, bet iš tikrųjų šis judėjimas kovoja prieš patriarchatą, prieš mizoginiją, prieš seksizmą. Patriarchatas taip pat kenkia vyrams, bet kitokiu būdu negu moterims. Patriarchatas moko, kad vyras turi būti nenugalimas, stiprus, turi visur ir visada laimėti, konkuruoti prieš visus ir visas. O vyrams tai nėra į naudą. Patriarchatas moko, kad vyras turi būti visą laiką stiprus, visur ir visada laimėti. Bet tai tiesiog praktiškai neįmanoma. Pirma vieta yra tik viena. Gali laimėti tik vienas vyras. Vienas gali laimėti vienoje srityje, o kitas kitoje srityje. Bet kad visi pasaulio vyrai laimėtų visose srityse, tai tiesiog neįmanoma. Taigi, patriarchato klausyti yra tiesiog neįmanoma. Ir vyras taip pat yra žmogus. Taip pat turi jausmus, irgi pavargsta ir pralaimėjimas nėra pats blogiausias dalykas pasaulyje. Tai nėra pasaulio pabaiga. Juk iš klaidų mes mokomės ir daromės tobulesni. Kiekvienas gali tobulėti, mokindamasis iš savo klaidų. Taigi, mielieji vyrai ir moteris, rūpinkite savimi, rūpinkitės kitais, žiūrėkite savo organizmą, savo asmeninių galimybių, o ne kažkokių primestų visuomenės standartų. Mylėkite save ir būkite sveiki. Geros dienos.